Labas vakaras. Šiandien su jumis aš, Marius Germanas, santykių coacheris ir Indrė Globė, verslo mentorė ir savirealizacijos coacherė. Šiandien Indrė pradės mūsų vakarą su savo tema apie... Sveiki, sveiki. Šiandieną mes pakalbėkime tokia tema, ar yra pašaukimas versle ir kaip verslą ar savo veiklą suderinti su pašaukimu. Labai puiku, manau, kad daugelis žiūrovų kamuoja šis klausimas. Aš iš tikrųjų buvau prieš 8 panašiai mėnesius, prieš 10 mėnesių irgi su šitu klausimu. Tai Indrė puikus žmogus, kuris gali užvesti ant kelio ir parodyti tą takelį, kur pas mus kyla daug klausimų. Tai prašom, Indrė. Tai ačiū, Mariau, iš tikrųjų, kad tu tokį gražų grįžtamą ryšį suteikė apie savo patirtį, kaip tau sekėsi atrasti save, apie ką tu esi, kas tu esi veikloje, kurią tu užsiemi. Ir va šitas klausimas dažnai į mane tokių klausimų ir kreipiasi, kad man patinka psichologija, ten man patinka konsultavimas, man patinka pagalba žmonėms ir panašiai. Mes kalbam apie specialistus, kurie nori kurti ir vystyti savo ekspertinę veiklą. Nori padėti žmonėms, tai yra coachingas, tai yra terapijos įvairios, tai yra online mokymai ir panašiai, bet jie susiduria su tokiu klausimu. Jie susiduria su savo išskirtinumo, savo autentiškumo išsigryninimu, nes atrodo dabar visko tiek daug ir santykių coacherių daug, ir savirealizacijos coacherių daug, ir verslo mentorių labai daug, ir visi atrodo kalba apie tą patį, sprendžia tas pačias klientų problemas, ar padeda spręsti tuos pačius klausimus, tuos pačius gyvenimiškus uždavinius, o vis dėlto yra toksai vidinis noras sužinoti, o kas aš esu iš tikrųjų, kur mano vieta. Ir, žinai, dažnai mes į tokius ekspertinius verslus, savas veiklas, širdies veiklas, ar ten mylimas veiklas, kaip be pavadintume, mes ateinam jau padarę tam tikrus sprendimus, ar ne, pakeitę karjeros kryptį, pakeitę profesijos kryptį, iš vienos atėję į kitą. Ir va čia, kaip ir mano pavyzdys, yra, kad aš 18 metų dirbau švietimo sistemoje. Ir kai aš išėjau iš švietimo sistemos, man toksai tuščias laukas atrodo, jaučiausi kaip Pilypas išlipęs iš kanapės, žinai, o kas tu tokia? Ir staiga tu turi teisę, nesvarbu, kad ten yra 5 diplomai, ten 30 kursų ir taip toliau, bet kas tau toksai vidinis atrodo neatitikimas tarp to, kas tu esi ir kas tu buvai ir kas tu dabar turi būti pasaulyje, ne kaip tu apie save turi prisistatyti. Ir šitoje vietoje mes labai dažnai būdami paieškose užstringam, ieškodami kažkokio dar mokymo, kažkokio dar metodo, kažkokio dar diplomo, dar kažko, ko mes norim užpildyti save, o iš tikrųjų reikia suformuoti naują neuronų jungtį, išgyventi save naujoje rolėje. Aš biškį, Indrė, šičia įlysiu, nes labai norisi pasisakyti, čia kaip identity shift, kaip aš tada identifikuoju, sakykime, dirbu statybose, aš statybininkas, sugalvoju dirbti coachingą, o kas tau leido, o kokios taisyklės, o ką tu turi, o ko tu neturi, o ko tau reikia, o ko tau trūksta. Ir yra labai iš tikrųjų klampu užstrikti tame žingsnėje, kur tu nori keistis, tačiau tavo aplinkoje kaip ir nėra žmonių, iš kurių tu gali imti pavyzdį. Taip, internetas pas visus yra, tačiau kai aplinkoje visi kalba apie darbą ir apie atlyginimą, tau yra sudėtinga galvoti apie projektus. Nesakau, kad tai yra neįmanoma, tiesiog tai yra truputį kito lygio reikalaujantis ir stiprybės tame, išlikti savo išlaikyti tą savo norą, nes lygiai su tais pačiais klausimais ir aš susidūriau. Ir savęs apibrėžimas naujais epitetais, užsidėti ant savęs kažkokią etiketę, kaip su Indrė iš tikrųjų prieš pat video ir kalbėjom,
atrodo, tai nėra taip paprasta, nes tai, ką mes darom, tai nėra taip, kad turėtum kažkokį, va, parduodu juodą tušinuką, viskas aišku, juodas tušinukas, ką jis darys, arba rašys, arba nerašys, greičiausiai juodai. Ir kai tu dirbi su žmonėm, turi įrankius, kurie kartais iš 2-3 įrankių tu padarai vieną įrankį pagal tai, kaip tu jauti bendravimą ir žmogaus vedimą sesijos metu, tada, o kas tu? Magas? Nu, ne magas. Coacheris? Nežinau, gal ir coacheris, bet tas coacheris toks, man asmeniškai jau pradėjo įstrižai gerklės lysti. Tai toks yra labai sudėtinga, iš tikrųjų, kaip ir Indrė minėjo, kad perteikti žodžiuose tą esmę, kurią iš tikrųjų galim duoti žmogui. Jo. Ir va čia, žinai, verslas neprasideda nuo svetainės kūrimo. Verslas neprasideda nuo Instagramo paskyros kūrimo. Ir netgi ne nuo klientų paieškos, kad ir kaip paradoksaliai dabar skambėtų. Nes svarbiausia yra, kaip tu iš pradžių save jauti nišoje, kaip tu jauti, kas tu esi toje vietoje, kurioje esi ir kaip tu save pozicionuoji. Mes kalbam apie kaip ekspertui pozicionuoti save. Bet tai nėra vien tik tais pasakyti, kad aš esu toks ir toks, dirbu tokioj nišoj su tokiais klientais. Mes kalbam apie gilesnę savęs identifikaciją. Ir man yra labai įdomi tema pašaukimas, versle mano gyvenimo matyti tema ir uždavinys pašaukimas. Aš labai daug gilinuosi ir kalbu apie pašaukimą, ne tik apie savirealizaciją. Ir iškėliau klausimą savo, ar egzistuoja tada pašaukimas versle ir kas tas pašaukimas. Žmogus yra, turi vieną pašaukimą, ne? Jisai yra apskritai pašauktas gyventi ir būti. Bet jeigu mes kalbam apie pašaukimą versle, mes tada, aš tai suprantu kaip tokį, sakyčiau, aukščiausios savirealizacijos laiptelį. Kai tu galbūt iš pradžių kaupiai kompetencijas, kažkur kaupiai patirtį, dirbai ar ne, lipai galbūt karjeros laiptais arba keitėjai veiklas iš vienos į kitą. Čia ne taip svarbu ta kelionė, kiek kokioj stotelė jinai užsibaigė, žinai. Ir kaip dažniausiai atsitinka mano klientam, kad jie sako, aš pasiekiau visus tikslus, kuriuos aš buvau užsibrėžus profesijoje. Ir atrodo, daugiau nebėra kur siekti. Tai ką man daryti? Toksai kaip prieini liepto galą, man irgi tas pats buvo. Ir tada, žinai, efektas yra toks, kad man nuobodu darbe, man nuobodu, manęs darbas nebeveža, nemotyvuoja, aš tiesiog primityviai galiu jį dirbti, aš labai greitai sprendžiu užduotis ir man reikia kažko naujo. Ir tada žmogus vėl galvoja, o tai kur man pasukti dabar? Nes jeigu aš vėl pradėsiu viską iš naujo, nuo nulio, aš jau amžius nebe tas, ten mokytis vėl eiti vėl kažkur irgi, gal ir galiu, bet ar aš tikrai ten man patiks. Ir va čia tas nuobodulio perdegimo sindromai, jie kalba apie tai, kad žmogui laikas važiuoti į kitą lygį. Jam reikia skeilinti jo paties savybės, jam reikia dar labiau eiti į tą didesnę atsakomybę. Ir aš nesakau, kad visi turi, čia verslus, žinai, galų gale įkurti ir, žinai, į verslą savo išeiti. Bet man patinka tas toks japonų irgi, dabar neatsimenu, kaip vadinasi, net yra terminas. Kaizen? Ne kaizen, yra kitas terminas, kur bet kokioj profesijoje siekti meistriškumo. Okay. Net jeigu tu esi, kiemsargis, tai tu turi būti, aukščiausio lygio meistras, kiemsargis, ne? Va to savo srityje, kiek tu gali to meistriškumo pasiekti. Ir va čia ir yra labai įdomi tema apie tą pašaukimą versle. Kuom skiriasi ten, tarkim, žmogus, kuris turi verslininko gyslelę ar neturi. Čia ne apie talentą ir ne apie tą verslininko gyslelę eina kalba. Pagrindinis skirtumas, kai žmogus arba jisai eina blaškytis ir ieškoti ir vėl, žinai, tą patį ratą sukti, keičia veiklą ir vėl jisai tenai užstringa tose profesinėse savirealizacijose ir vėl jam nepaeina kažkas ir vėl jis nelaimingas.
ir vėl ne tas darbas, ir vėl ne taip. Ir vat, gebėjimas rizikuoti. Gebėjimas rizikuoti skiria vat, šitą perėjimą iš vieno savirealizacijos etapo į tą kitą. Taip. Ir dabar žiūrėk, sako, verslas, tai yra rizika ir taip toliau. Ir aš dar noriu tokią vieną įžvalgą pasidalinti, kas yra rizika, nes aš savo darbę naudoju labai dirbu per žodį, per žodžio prasme, nes mano tai yra pagrindinis instrumentas, kaip mes tai įvardinam. Ir kai mes pasižiūrim, kur yra žodžio slypinti jėga, kuri viską gyvenime kūrė, tavo gyvenime realiai kūrė žodis. Tai va, žinai, kas yra risk? Ta žodžio šaknis, kai aš etimologiškai pasižiūrėjau, ką jinai reiškia, tai va, jinai reiškia nuo Dievo malonės priklausantis pragyvenimus. Primėti? Nuo Dievo malonės priklausantis pragyvenimus. Tai reiškia, rizikuoja tas žmogus, kuris absoliutiškai pasitikė visata, dievų, kūrėjų, kaip jis ten, žinai, be įvardintų. Bet va šitas, va išsilukštenimas, va tos prasmės, jisai yra kosminis man, žinai, atradimas. Kad reiškia, rizikuoti gali tas, kuris absoliutiškai gyvena atvira širdim, pasitikėjimu visata, pasitikėjimu ne tai, kad, žinai, o kiek yra momentų, čia yra kita jau tema apie pasitikėjimą savimi ir taip toliau, bet va tas pasitikėjimas, tikėjimas visatos Dievo, to gyvenimu, o pasitikė tai kuri dalis, iš kurios dalies mes turime veikti, kuri mūsų dalis turi pasitikėti Dievu, kūrėjų visata, ar ta ego dalis, ar ten ta, kuri bando išgyventi, susikurti kažkokį, nežinau, pasidengti bazinius poreikius, jinai ne apie tos dalykus. Ir verslas ir yra, kad tu eini, augini save, savo plėti, savo sąmoningumą, artėji link to dieviško atsiskleidimo savyje, to dieviškumo, tos didybės, aš nemoku net įvardinti, kaip tai yra, žinai, to sąmoningumo plėtimosi, eini į didesnį pasitikėjimą ir pasitikė tada ne tavo ego, ne tavo ten kažkokios kitos dalys, žinai, bet pasitikė tavo savastis, todėl kad jinai yra ryšyje, tavo aukštesnysis aš yra ryšyje su kūrėju, su visata, su visu tavimi, ar ne, tu pats jauti tą savo savastį, savo autentiškumą, kitaip sakant, turi ryšį su savimi ir pasitikė vidiniu vedimu. Ir va tai yra pašaukimas versle, kai tu turi išpildyti tai, kur tu esi vedamas, atsiskleisti, o kaip dar galiu. O visą laiką iš tos perspektyvos, sielo žvilgsnio, yra labai baisu, nes siela yra plati, ta prasme, jinai mūsų siauram ribotam mąstymui, protui yra baisu. Todėl mes užsidraudžiam savo svajoti. Taip, tai aš šitoje vietoje noriu pratęsti, ką Indrė pradėjo vėlgi per savo prizmę, kas man labiausiai užstrigo, sakykime, aš taip pagalvojus apie savo kelionę, apie tai, kad, žinai, žmonės ieško savęs skirtingose darbuose, tai kai aš pagalvoju, kur aš buvau, kai man buvo 16, ta prasme, tuomet gyvenimas Anglijoje, dirbau šlavėjų, dirbau fabrikuose, dirbau statybose, ūkvedžių dirbau, visko buvo, tai privedė prie coachingo. Ir kaip aš dabar tai žiūriu, tai man toks atrodo, didelė dalis gyvenimo iki šiol pas mane buvo nugyventa pagal tam tikras programas, kurias pasiėmiau už savo tėvų. Tai yra, kaip aš mačiau, kad tai yra darbas, pinigai, tai yra tam tikras modelis šeimos, tam tikras modelis, kaip bendrauju su savo žmona, tam tikras modelis, kaip auginu savo dukrą. Ir tuomet įvyksta gyvenimas, mano atveju tai buvo skyrybos, kai aš gavau bilietą gyventi iš tikrųjų taip, kaip noriu. Tai gavus tą bilietą, aš tiesiog esu dėkinga savo ir visatai Dievui, kad mano vedimas buvo palei širdį ir leidau savo pajausti tiek, kiek galiu savo pajausti. Ir šie metai yra tas, ką tu kalbėjai apie tą rizikavimą. Ir atrodo, kiekvieną kartą dedi žingsnelį
dedi žingsnelį, tai kiek tipo kontrolės turi paleisti, tipo nežinoti, kas bus rytoj, vadinasi, nežinosiu, kas bus rytoj. Ir tai tikrai fiziškai atrodo, kad fiškės svyla galvoj. Prasme, pradeda lydytis viskas, kuom tikėjai, ką galvojai. Ir tai sukelia daug baimės ir tikrai dažnai atrodo būna noras net sugrįžti į ten, kur atėjai, iš kur atėjau, į statybos ar dar kažkur, į tai, kame buvau. Nes tai yra pažįstama. Jo, ir tuo pačiu supranti, kad jau čia jau ne, draugelį, jau per toli nuėjai, kad galėtum taip tiesiog imti ir sugrįžti. Nesakau, kad ten kažkas blogiau ar prašiau, ar tikrai ne, tiesiog, kad pasikeitė žaidimo taisyklės. Tu negali tiesiog dabar negali čia pabaigti, tiesiog susigrįžinai, uždariau knygą, padėjau lentyną, grįžau ir toliau apsimetu, kad nieko nebuvo, nes čia irgi aš tai pavadinčiau, tai gali būti ir prakeikimas, ir palaiminimas, priklauso, kaip mes pasižiūrėsim. Ta prasme, tai, ką mes pamatom gyvenime, mes negalim to atmatyti, mes negalim to atjausti. Nes kartais būna momentas toks tipo, ką man reikėjo šitą sužinot, kad ir kaip tai nuostabu, tas nuostabu tau ateina su atsakomybė eiti į dar toliau. O tu suvoki, kad tas dar toliau yra dar mažiau žinojimo. Ta prasme, jeigu tu nežinoji, kas bus rytoj, tai turi nežinot, kas bus už valandos, turi nežinot, kas bus už pusvalandžio. Ir tai vis labiau valo visas mentalinės programas, su kuriuom atėjai iki šiol. Ir yra dabar, jeigu pasakyčiau, kad nuostabus laikotarpis, tai tikrai meluočiau, nejaučiu, kad jis būtų nuostabus. Šiuo metu jisai mane užknisa labiau negu jis yra nuostabus. Tačiau suprantu, kad visi, kas pasiekė to, ką norėjo pasiekti, kažkas, kas pasiekė kitokio gyvenimo negu dauguma, tai nereiškia, kad ten reikia milijonų, milijardų, ar kad tavo namas būtų vienintelis toks Kaune ar ten Garliavoj. Bet apie tai, kad pasiekė unikalų gyvenimą savo pagal savo taisyklės ir pagal savo nuostatą. Tai man atrodo, kad šitas etapas yra neišvengiamas visiems, kurie nori autentiško gyvenimo pagal savo taisyklės. Ir dar ką norėčiau paminėti, dėl ko išvis ir ne išvis, bet viena iš minčių, dėl ko vyksta šitas pokalbis, yra LDK Global organizuojamas renginys lapkričio 10, kai 12 kalbėtojų pranešėjų, tarp kurių yra Indrė Globė ir aš, Marius Germanas, susitiksime gyvai Vilniuje ir tuo pačiu online dėl visų pasaulio lietuvių, tam, kad visi turėtų galimybę investuoti į save laiko, pasižiūrėti į savo situaciją kitų kampų ir kurti online bendruomenę, galbūt ir gyvą bendruomenę, kurioje turėsime erdvę tobulėti bendrai, kartu ir atskirai, prasme, kad galėtum žmonės, sakykime, iš savo vėlgi patirties, kai esi užsienyje, darbuojas, galbūt pas tave bendradarbiai nesidomi saviugda, nesidomi santykiais, tau iš tikrųjų įdomu, kaip veikia santykiai, tau įdomu, kaip kurti savo verslą, tau įdomu, kas ta savirealizacija, kas yra dvasingumas. Ir dėl to sukūrėme renginį, kuris, kaip minėjau, bus lapkričio 10, Tap geriausia savęs versija su geriausiais Lietuvos profesionalais, tai kviečiame prisijungti, nuoroda bus apačioje video ir susitiksim lapkričio 10. Tai tęsiam dabar pokalbį su Indre. Jo, šitie summitai yra, žinai, dar ką aš noriu pasakyti, kad yra unikali galimybė, kai yra 12 žmonių, ar ne, tas 12 skaičius jau pats toksai magiškas, man skamba gerai, žinai, simbolika 12 skaičiaus. Bet pabūti nes kiekvienas kalbėtojas, lektorius ateina su savo lauku, per kurį žmogui dažniausiai ir vyksta transformacijos. Vat atrodo, 100 kartų girdėjai, ne, skaitai, bet vat pasakė ir tau vat tiesiog iki kaulų smegenų daėjo, iki ląstelių lygmens įsirašė ir tu išgirdai. O kodėl taip yra? O dėl to, kad žmogus kalba per savo su tikėjimu, ar ne, kalba iš sielos pozicijos, iš to
Man patiko, kaip Tokia energija. įvardinai su manim, kai turėjom pokalbį ir tu sakai, pas tave santykių kanalas atsidaręs. Tai aš toks, jo, man tas toks tiko, galvoju, va čia kai kanalas pas tave, sakykime, aš su elektra tai pastoviai lyginu, tai reiškia, kai pas žmogų, sakykime, vienoje temoje eina ten 100 vatų, pas tave tik 10 vatų. Automatiškai jisai tau gali duoti daugiau energijos, kad pas tave pradėtų tekėti daugiau energijos ir natūraliai gautum naujus rezultatus savo gyvenime. Tai vien buvimas apsupty tokių žmonių, dėl to ir yra ir gyvas daromas, ir online, tai kad žmonės dirbantis Norvegijoje, Olandijoje, tai puikiai žinom, kad lietuviai yra išsibarstę po visą pasaulį, tai visi yra maloniai kviečiami prisijungti ir sudalyvauti. Ir būti tame dalyvauti tame lauke. Taip, tai ką mes kalbėjom, jeigu grįžtant prie temos, ar ne, tai ar egzistuoja tas pašaukimas versle ir kokiu būdu jis egzistuoja. Tai vat, jau čia einant gilin, tada apie tai, kas tavo yra autentiškumas, kas tu esi, kaip tu save pozicionuoji. Kai tu atrandi tą vidinę tiesą su savimi ten, kur tu esi čia ir dabar, ir savo išmoksti formuluoti, savo išmoksti įsivardinti, atsiranda vidinė ta dermė, kad aš esu su savim tiesoje ir man tada yra drąsu kalbėti, man yra drąsu reikšti socialiniai erdvėjai, socialiniuose tinkluose. Man tada nekabo kaip damoklo kardas, o aš čia teisingai pasakysiu ar neteisingai, o čia mane supras ar nesupras, o čia kaip įvertins ar neįvertins, ar aš nusišnekėsiu ar nenusišnekėsiu. Tada atsiranda va tas, išsipakuoja tavo ta autentiška energija, su kuria tu ir eini į realizaciją tam tikrų dalykų. Ir per tave ateina. Ir kas sako, va čia kanalas atsidarė. Nu, jokie čia kanalai neatsidaro. Yra tiesiog ryšys. Kas yra kanalas? Kanalas tai yra tiesiog ryšys su savim, su savastim, su kūrėju, su pasauliu. Tai yra ryšys su žmonėmis. Tai yra širdies, tas atsiverimas, širdies laukas. Ir kuo tu labiau praktikuoji tą ryšį, reiškia, nesi knyginis, o realiai praktikuoji per savišvietą, meditacijas, vidinį darbą su savim, vidinės transformacijas, tuo stiprėja tavo atvirumas, tavo pasitikėjimas, va tuo riską, ne, va šituo, va, tuo stiprėja tavo ryšys su visata, su kūrėju, su savo vidiniais šaltiniais ir atsiranda drąsa remtis ne išmoktais dalykais, metodikom, o va tuom, ką tau per intuiciją, kas tau per intuiciją ateina darbo metu, nu, su klientais arba žinutė, kurią reikia ištransliuoti, ar ne. Tu tarsi, nu, vat, per tave jau veikia. Ir, žinai, aš turiu labai didelę patirtį katalikų bažnyčiai. Taip, kaip, žinai, ilgą laiką, žinai, į tikėjimą besigilinanti. Ir aš nustembu, kiek ten yra viskas apie išmintį, apie tą patį, ką aš čia kalbu, ar ne? Apie tai, kad Biblijoje sakoma, vat, gyvenk, pasižiūrėk į dangaus paukščius arba į žydinčią gėlę, jie ten nepergyvena dėl rytojaus, nes yra aprūpinimas visas. Vat tokie atrodo užkoduoti banalūs, paprasti pavyzdžiai, ar ne, bet ant tiek paprasti, kad va, tikrai Biblijoje sako, kas turi ausis, te klauso, žinai, kas turi akis, te mato, te girdi. Ir kai atsiveria ta tikroji prasmė apie tai, kaip mes turime atsiskleisti savo pašaukime ir kurti ryšį, tai yra labai stipru, tokios labai stiprios gyvenimiškos patirtis. Ir, žinai, vat, tikriausiai tiek tu, tiek aš, tiek apskritai žmonės, kurie eina į tokią avantūrą, į tokį nuotykį savo gyvenimo arba tą herojaus kelią tokį savo. Pasąmonė visada tikriausiai, Mariau, mus veda ten, kur nestabilu.
Nes ten, kur stabilu, ten nėra gyvybės, ten neįdomu, ten nėra nieko, ten yra tuščia. Ir mus kaip tik ir veda į ten, kur yra nestabilu. Ir kuo nestabiliau, tuo geriau. Mes, man atrodo, kažkuriam video jau kalbėjom apie tą stabilumą ir nestabilumą. Nežinau. Ir va čia, žinai, nieko nėra stabilaus. Ir va šiandieną tu gali sakyti, aš esu santykių kaučeris, bet tu nežinai, kaip bus tau, kur tave nuves, ką dar tau atskleis, kokie vidiniai dar lobiai šaltiniai atsiskleis. Tada tu dar labiau turėsi pasirinkti toje nišoje dar kažką, ar ne? Nes mes vėlgi norėdami save susipozicionuoti teisingai vien tik iš proto, mums taip irgi negerai yra. Todėl, kad kai dirbu su terapeutais ar psichologais, jie sako, man ne, aš apie visus, ne, aš visiems, aš negaliu susisiaurinti nišos, aš jaučiuosi, kad tramdomus marškinius deduosi, jeigu aš čia įsivardinsiu savo, kad esu santykių kaučeris, kuris ten padeda, žinai, ten po skyrybų išgyventi arba skyrybų laikotarpį. Tai yra per daug siaura man, ar ne? Bet tas nišos pasirinkimas, jisai irgi yra labai svarbus. Todėl, kad tave per gyvenimą vėl kažkas kažkur vedė. Ta prasme, tavo kongruencija, kas yra? Tai yra atitikimas tavo, sutapimas tavo patirties ir kliento patirties. Ir ne veltui tave gyvenimas kaip raudonų siūlų visur vedė. Sesijose, kai mes grinamės ir žiūrim, kur tas ekspertiškumas tavo, kur ta kongruencija yra. Ir va čia ir yra svarbu labai teisingai pasirinkti netgi ir savo vietą toje nišoje, pasižiūrėti, o kur aš geriausias santykius, o kur aš geriausiai galiu apie savirealizaciją ir pašaukimą, ar ne? O kas tai yra? Tai neužtenka vien tik tais apsibrėžti srities. Ir tai irgi reflektuojant savo patirtis, mes irgi matom tą kliento kelią, kurį galime nuvesti. Kliento kelią, mes matom, per ką aš galiu pravesti. Ir jei, pavyzdžiui, anksčiau yra taip, kad klientai ne veltui ateina pas vieną ar kitą specialistą, nes tiesiog intuityviai jaučia, kad tas žmogus žino apie ką. Taip. Žino apie ką aš esu, ką aš patiriu, ne iš knygų. Ir dabar man yra taip, kad anksčiau ateidavo klientai, su kuriais aš ten, tokią patirtį maždaug turėjau prieš 2, 3, gal 4, gal 5 metus, žinai, tą praėjau ir ateina tokie. O dabar ateina, aš prieš mėnesį dirbau su savim, sprendžiau šitos klausimus savo gyvenime, savo srityje, savo veiklose, ateina tuoj pat tų atsakymų, tų raktinių kodų, kaip tai daryti, ar ne, ateina į mentorystę pas mane. Tokiu būdu. Ir aš galvoju, kad mes dirbdami kaip kaučeriai, mentoriai ar terapeutai, nesvarbu kaip čia pavadinsi, ar ne, tą pagalbą žmonėms srityje dirbdami, mes galim pravesti tiek gerai tik tiek, kiek mes esam patys tų džiunglių prasiėję. Ir tu gali įvaldyti gražiausias technikas tenai, vienokius ar kitokius metodus, žinai, Demartinių ar ten kokių nors, nežinau, kitokių. Žinau, kad su Demartiniu metodu vienas iš to, ar ne, tu dirbi. Kaip tu ir sakei pradžioje, ar ne, kad nėra vieno metodo. Tada tu, žinai, tu turi savo prieigimą, ne, kaip tu tai darai, nėra vieno metodas netaikomas, prie metodo netaikomas, tai yra metodų, įrankių bazė, dėžutė, ar ne, kurią tu turi taikyti žmogui. Taip, tai šičia norėčiau pratesti. Irgi norėčiau iš tikrųjų pakviesti, kad pakomentuotumėt ar paklaustumėt, jeigu kyla kažkokių klausimų, ar Indrei, ar man, ar tiesiog šiaip bendrai iš savo gyvenimo, tai drąsiai komentuokit, parašykit.
Ir taip, bet mes iš tikrųjų su Indre, kai pradėjom dirbti, pas mane ir buvo vienas pagrindinių klausimų, aš labai norėjau apsibriežti kokią kiekvieną sesiją, vat, ką darysiu per pirmą sesiją, ką darysiu per antrą sesiją, ką darysiu per trečią sesiją. Ir suprantu, kad nu, čia ne apie tai, nes nesvarbu, ką aš noriu iš proto daryti, kai žmogus ateina ir pasako, ką jis perėjo, ką patyrė, natūraliai pakyla, su kuo reikia dirbti tą dieną, tą kartą ir tada pagal tai ir taikomi yra įrankiai tam, kad žmogus nueitų į tą rezultatą, dėl kurio jis atėjo dirbti su manim. Tai yra visiškai... Jo, dažnai būna taip, kad, žinai, pavyzdžiui, žmogus ateina pas mane dėl veiklos įsigryninimo ar savirealizacijos, kodėl aš niekaip nepradedu, nu, niekaip nepradedu savo verslo arba tik tam pažaidimų lygmenyje. Ir išaiškėja dažniausiai, kad jisai ten nori išmokti ten kažkokių, nežinau, ten pardavimo, ten, nu, žodžiu, pozicionavimo, komunikacijos, ten storytellingo ir visų kitų dalykų, bet aš matau, kad jisai, kad ir turėdamas tas pardavimų, visas produktų liniuotės, komunikacijos strategijas, ten dar kažką, jis nepadarys, dėl to, kad jam savirealizacija užrakinta dėl santykio. Ir kol jisai yra kažkokia priklausomybėje, pavyzdžiui, moteris nuo vyro ir nori daryti verslą vien tik tai iš įrodymo ir kaip pabėgimas nuo, pavyzdžiui, toksiškų santykių, nu tai aš tada sukursiu verslą tenai ir dar kažką ten užsidirbsiu, tada aš tenai, žinai, 500 eurų daugiau uždirbsiu per mėnesį ir tada galėsiu išeiti iš, nu, ta prasme, išeiti iš santykių. Nu, absurdas, ne? Bet čia yra va tokie motyvai, kodėl mes nepradedam, kad ir norim, nepradedam tos veiklos, todėl kad kartais raktai visai yra kitur, mes ne tas problemas sprendžiam. Ir va ta tikroji užklausa, su kuria ateina klientas, ten noriu padidinti pajamas, noriu pradėti verslą, noriu išdrįsti, jis dažniausiai būna klaidingas. Ir ne tai, kad klaidingas, bet dar iki jo dar reikia... Jis pakankamai paviršutinis būna. Jo, paviršutinis, dar ta pirminė užklausa, dar per kelis, ten per 3 ar 4 sesijas gali netgi neatsirasti. Tai va, tai tie, aš jau užsiminiau apie motyvus, kaip yra svarbu išsigryninti tą motyvą ir kodėl, tarkim, dingsta savimotyvacija kažką veikti. Nebėra savimotyvacijos. Nebėra to, kas mane uždegė eiti pirmin, kurti kažkokius naujus dalykus, skeilinti savo verslą, auginti ten. Užstrigau vienoje vietoje, toks ir esu, žinai, stragalinu ten su klientų paieška, stragalinu ten su, nors nežinau, niekaip ten reelso nepadarau, dar ten kažko nepadarau. Bet pažiūrėti, kas yra tas stabdis vidinis, kuris yra, kas tas rankinis stabdis yra. O antras momentas, pažiūrėti savo motyvus, inventorizuoti, auditą padaryti. Pavyzdžiui, motyvai gali būti išgyventi, nes man reikia išgyventi, arba pabėgti motyvas, arba motyvas yra įrodyti tėčiui, mamai, kad aš stipri, aš galiu, aš drąsi, aš ten tokia visokia šaunuolė, ne? Tikslas gali būti pagerinti gyvenimo kokybę arba statusą. Ir čia yra, žinai, verta prisiminti tą Maslow piramidę, kokie yra ten tie žmonių poreikiai, ar ne, ir aukščiausias poreikis yra saviaktualizacija. Saviaktualizacija iš vis ten yra kalbama apie tai, kad žmogus, kokias jisai savybės turi turėti. Jisai turi būti emociškai lankstus, greitai priimti sprendimus, veikti iš impulso, pasitikėti, pagauti tą kūrybinį įkvėpimą ir mokėti greitai jį realizuoti, nesvarstant, neuverfinkinant, kaip ten kas bus. Tas mokėjimas eiti greitai priimti sprendimus, jisai yra mokantis dirbti su savim, jisai su savim dirba kaip su, žinai, savyje kažkokias ar traumas, ar dar kažkas eina, greit pradirba, ar pas coachą, ar pas terapeutą nueina, jisai pradirba, išsiminko tą molę, ne, jisai važiuoja toliau, jis niekur neužstringa. Ir ta saviaktualizacija tai ir yra, kai aš žinau, kaip aš noriu atsiskleisti.
kaip aš save noriu Ir leidžiu savo tai daryti. Kaip aš noriu save aktualizuoti. Ir čia yra labai svarbu suprasti, ką reiškia aktualizuoti. O palyginti, ne kaip aš noriu būti reikšmingas kitų akise, o kaip dėl manęs, man pačiam. Ir va, tu pasakai, kad norim to autentiško gyvenimo, bet žinok, žmonės nenori jo. Nes autentišką gyvenimą gyventi yra baisu. Taip. Tai yra šakės, kiek reikia drąsos. Kiek reikia to autentišką gyvenimą gyventi. Tai ten nėra jokio stabilumo. Taip, tačiau jeigu mes į tai pažiūrim iš kitos pusės, tame gyvenime, kur mes neinam į autentiškumą, ten dar labiau, ten tarsi, kaip ir tu ten iš vis. Ten normaliai. Ten žmonės sako, ten normaliai. Taip, o normaliai kaip yra? Normaliai yra viena. O normaliai kaip? Taip, tai normaliai yra mirtis, nes tai yra nei gyva, nei mirę. Taip. O link autentiškumo einant, tarsi, kiekviena diena, kiekvienas mėnuo, kiekvienas susitikimas bus arba stebuklas, arba išbandymas. Ir tai yra pilna magijos, ta prasme vyksta dalykai, kurių protų nesuplanuosi, tačiau jie stebina, jie gąsdina ir kelia tikrai labai įvairias emocijas. Jie kelia nuostabą. Ir va, tai, ką tu įvardini, tai yra sielos išgyvenimai. Va tas, supranti, eureka, tas aha momentas, tas toks praregėjimas, kai prasiplečia, atrodo, net ir kūne tavo visą, atrodo, tu padidėjęs, ūgtelėjęs, netgi fiziškai jaučiasi toksai, ir ne? Tai visa tai yra arba ašaros, katarsis, toksai pasitenkinimas, absoliutus, ramybė tokia, taika su savim. Tai vat ir yra tai tos sielos būsenos, dėl kurių mes ir ateinam čia. Dėl šitų būsenų, tai yra sielos kalba, sielos poreikis patenkinamas. Ir aš irgi neseniai ir savo storijose dalinausi apie tai, kaip yra svarbu turėti savo viziją ne iš proto, o iš to išgirsti, ką tu nori patirti, kokias tu būsenas nori išgyventi. Ir aš dabar, pavyzdžiui, Mariau, suprantu, kad aš noriu išgyventi didybę. Bet dabar, kai aš jau pasakiau išgyventi didybę, jau manyje kažkas spazmuojasi. Ką čia didybės manija, čia egoizmas, čia dar kažkas, ne, šitie visi savartininiai reikalai, ten mentaliniai kakučiai eina, ir tie šabloniniai mąstymai. Nes tą kūrinijos didingumą išgyventi, jos grožį, aš irgi kūrinijos dalis ir lygiai taip pat tą didingumą, tą nuostabumą, kaip nuostabiai aš esu sukurta. Irgi patirti ir išgyventi. Ir kaifuoti nuo to patyrimo. Ir tada aš jau, kai žinau, kokios būsenos noriu, tada aš jau galiu eiti ir projektuoti, strateguoti, planus kurti, svajoti, kur aš ten tą didingumą pajausiu, ar žiūrėdama ten, plaukdama vandeninį, į beribį vandenį žiūrėsiu, ar į skruzdėlytę mažą, savo kieme, ar ten dalyvaudama kokiam milijoniniam, koncerte, ar klausydama niekam nežinomo, talentingo jaunojo, ten kokio nors pianisto, gatvėje. Taip, taip. Bet čia mes vėlgi nukrypam nuo temos apie tą pašaukimą ir motyvus. Tai dar tas motyvas, ar ne, koks yra tavo motyvas einant į savo veiklą, į savo verslą, ir nebūtinai netgi ir į samdomam darbe, ar ne, einant į darbą, į savo kasdienybę, koks tavo motyvas. Ir kitas dar momentas, ką aš esu pasižymėjus, tokia kaip štrichą, kad nepamiršt pasakyti, tai yra, kaip tu savo apibrėži savo esmę. Kas tu esi? Žmogus, sisteminis žmogus, kuris moka ten, struktūruoti, sistemiškai veikti, ar ne? Tada ar tu esi labiau žmogus, kuris idėjininkas, kūrėjas? Tada tu vėlgi savo tą varikliuką, tą talentą, kas tu esi, Ar tu esi ten destigatorius, kuriam, matai tikslą ir eini kiaurai, ar ne?
tokių irgi reikia, ta prasme, žmonės rinkdamiesi specialistus, jie irgi žiūri, o kuris, koks yra tas to mentoriaus ar coacherio talentas, kuris gali davesti tave iki rezultato, ar kuris ten pasisodinęs tave ant keliukų, žinai, miluoščių čiuoš, atstovės mamą, tėtį, nežinau, vyrą, žmoną, kurio ten, nežinau, viską, visus, kurie nedamylėjo tave, žinai. Yra ir tokių, kurie ateina, žinai, specialistam pasėdėti ant keliukų pavirkšlent ir jiems nereikia nieko daryti, žinai. Tai va tas pašaukimas yra žinoti, kur tavo galia yra. Kokia tavo yra galia. Taip. Ir būti toje galioje, jeigu tu esi tas, kuris esi direktyvus, kietas, griežtas, tai ir nebijoti to, nes yra žmonių, kuriems reikia šito. Jeigu tavo vidinė ten galia yra suteikti labai stiprią paramą, tokį empatiškumą, sukurti saugumo zoną, kurioje žmogus, tikrai netgi šalia būdamas, kalbėdamas, išsikalbėdamas, žinai, tu laikai erdvę ir ten jam vidinis gyjimas vyksta, arba ten ašaros ne iš niekur atsiranda, ten jausmai proveržys, ne, tau tylint ir wow, žinai, Marius sėdi tyli, o ten vyksta klientui, žinai, kažkokie ten perversmai, jisai tik tais uždavė 3 žodį, žinai, klausimą iš 3 žodžių ir patylėjo. Tai Indrė, jau eisim į pabaigą, iš tikrųjų man truputį linksma pasidarė, nes planavom aptarti 2 temas, Indrė pagavo kanalą kažkokį, turėjo ištransliuoti viską, ką buvo pasiruošus ištransliuoti, tai klausytojai, žiūrovai tikrai, manau, įvertino, pamatė, pajautė, kiek pas Indrė yra meilės šitam reikalui, kurį daro, ir tikrai klauskit, rašykit. Manau, Indrė nebus labai prieš atsakyti į kažkurios klausimus, ar gali visus klausimus. Ir tuomet, ką norėtum dar pabaigai pasakyti šitą temą? Norėčiau pasakyti, kad bus antra dalis. Ir antroje dalyje jau tu pirmus smuiku, Mariau, grosi, pakalbėsi apie tą mūsų pasirinkimų arba nepasirinkimų, taip pat apie mūsų veiksmus ir tas veiksmų pasirinkimų pasekmes ir tą atoveiksmį. Taip, tai aš kalbėsiu, mano tema bus šeima, veiksmas ir atoveiksmis, ir sekantį kartą kalbėsiu šią temą, pasidalinsiu savo patirtim, kaip aš tai matau ir kaip rekomenduoju visiems pasižiūrėti, kurie nori gauti naujus rezultatus savo santykiuose, ar tai būtų romantiniai, ar tai būtų šeimos santykiai, ar tai būtų darbiniai, ar giminės, ar draugai, tai veikia visur. Tai dėkui visiems šiandien mūsų žiūrėjusiems, skirusiam laiko ir laukiam klausimų. Pasidalinkite su tuo, kam galimai tai gali būti naudinga. Ir iki kitų kartų. Dėkui jums. Dėkui viso.